Pone prezidente Nausėda, profesoriau Landsbergi, prezidente Grybauskaitė, gerbiamasis Seimo pirmininkė Olekai, ministrė pirmininkė Rugilienė, Seimo nariai, brangus draugai. Prieš 36 metus, 1990 m. kovo 11 d. Lietuva tapo laisva, pirmoji išsilaisvino iš Maskvos gniaužtų ir tapo pavyzdžiu visiems žmonėms, išdrįsusiems tikėti, kad tai, kas buvo paimta jėga, gali būti sugrąžinta pasitelkus valią. Tai buvo be galo drąsus žingsnis. Kremlius jį pavadino neteisėtu. Sovietų sąjunga įvedė ekonominę blokadą. Pasaulis stebėjo apimtas nežinios, o jūs išlikote tvirti. Šiandien stoviu prieš jūs ne tik, kad pažymėčiau šią sukaktį, bet ir ką parodyčiau dokumentą iš mūsų nacionalinių archyvų. 1990 m. gegužės 31 dieną, praėjus 80 dienų po jūsų nepriklausomybės atkūrimo akto priimta rezoliucija, kuria pripažįstamas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas. Didžiuojuosi, galėdama pasakyti, kad Moldova buvo pirmoji pasaulyje pripažinusi jūsų nepriklausomybę. Ir noriu stabtelti ties šiuo klausimu, nes manau, kad jis ne visada buvo tinkamai suprantamas net ir mūsų pačių. 1990 m. gegužės mėnesį Moldova nebuvo suvereni valstybė. Mes vis dar priklausome Sovietų sąjungai. Neturėjome nei kariuomenės, nei tarptautinio statuso, nei apsaugos, jei Maskva nuspręstų mus nubausti už mūsų drąsą. Tačiau tuo metu mūsų parlamentas pažiūrėjo tai, ką jūs padarėte ir pasakė, tai teisinga, mes jūs palaikome. Tai buvo mūsų solidarumo gestas, mūsų drąsos aktas, kol dar patys nebuvome laisvi. Šiandien, praėjus 36 metams, atvykau jūsų patikinti, kad šio gesto dvasia vis dar gyva. Šis solidarumas kilo iš bendro supratimo apie tai, ką istorija mūsų abiems šalims atnešė. 1939 m. Molotovo-Ribentropo paktas, slaptas dviejų totalitarinių valstybių susitarimas, be kitų šalių vadovų žinios, nulėmė Lietuvos ir Moldovos likimą. Jūsų šalis buvo okupuota, mano šalis buvo padalyta, absorbuota, pervadinta ir jai buvo taikomas kolonijinio ištrijimo projektas. Su mumis nebuvo konsultuotasi, mes nebuvome įspėti, tiesiog atsibudome imperijoje, kurios niekada nepasirinkome. Tai, kas vyko toliau, abi mūsų šalis puikiai pamename, ką imperija daro tautoms, kurios, kaip įteigia, priklauso jai. Kalbos, tapatybės, tradicijų slopinimas, trėmimai, vidury nakties į gyvulinius vagonus suvaromos šeimos, vardai ištrinami iš žemėlapių ir istorijos knygų. Dešimtmečius kartota žinia, kad mūsų kultūros yra nereikšmingos, mūsų istorija išgalvota, mūsų tautinė egzistencija kelia nepatogumų kitos valstybės projektui. Tai mus vienijanti atmintis, kurią Maskva visada siekia ištrinti, iškreipti arba panaudoti kaip ginklą. 1991 m. sausio 13 d. sovietų pajėgos šturmavo jūsų parlamento pastatą ir Vilniaus televizijos bokštą. Beginkliai civiliai stojo tarp tankų ir pastato, kuriame buvo jūsų laisvė. Žuvo 14 žmonių, šimtai buvo sužeisti, bet jūs neatsitraukėte. 1992 m. kovo 2 d. Rusijos remiamos separatistų pajėgos, palaikomos Maskvos 14-osios armijos padalinių, pradėjo išpuolius prieš Moldovos konstitucinę santvarką. Tai buvo Padniestrės konflikto pradžia. Netekome šimtų gyvybių. Nuo to laiko dalis mūsų teritorijos išlieka okupuota,
Daugiau nei kaip 30 metų be mūsų sutikimo joje dislokuotos Rusijos karinės pajėgos. Skirtingos datos, skirtingos vietos, tačiau tas pats agresorius, tas pats metodas, ta pati logika, kad tautos neturi teisės egzistuoti už Maskvos įtakos ribų, kad mūsų suverenumas yra sąlyginis, kad mūsų atmintį galima perrašyti. Būtent todėl atmintis yra labai svarbi, kaip atsparumo forma, nacionalinės gynybos forma. Atminties kultūra reiškia apsisaugojimą nuo manipulacijos. Tai reiškia, kad atsisakoma painioti smurtautojo su auka. Tai reiškia, kad reikia pripažinti ir pagerbti tuos, kurie gynė mūsų šalis, tuos, kurie išsaugojo tautinę savimonę, kai buvo draudžiama reikšti tapatybę, ir tuos, kurie išgyveno trėmimus, lagerius ir badą, neprarasdami savo orumo. Moldovoje siekiame atkurti šią atminties kultūrą. Žinome, kaip sovietinė sistema bandė per švietimą, priverstinę tylą, baimę pakeisti tikrą atmintį suklastotą. Stengiamės atstatyti mums padarytą žalą mūsų mokyklose, viešuosiuose institucijose, kalbėdami apie savo praeitį. Buvome tiesioginiai liudininkai to, kaip Rusija istorinį revizionizmą naudoja kaip ginklą. Ji perrašo istoriją dar prieš įvykdydama kitą nusikaltimą. Todėl su giliu įsitikinimu palankiai vertinu Lietuvos įsipareigojimą, kad totalitarinių režimų nusikaltimų vertinimas ir kovos su istorijų jos perrašymu būtų vienu iš jos pirmininkavimo ES tarybai prioritetų. Kaip ir mes, jūs suprantate, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą lydi sistemingas manipuliavimas informacija ir istorinis revizionizmas. Suprantate, kad nebaudžiamumas neužbaigia konfliktų. Jis skatina naujus konfliktus. Ponios ir ponai, prieš 4 metus Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ji tęsiasi iki šiol. Noriu pasakyti tai, ką mano nuomonė reikia aiškiai pasakyti. Rusija nelaimi. Už pergalę skelbiančių antraščių ir teritorinių pretenzijų slypi sistema, kuri patiria didžiulį sunkumą. Rusijos ekonomika išgyvena karo pasekmes ir negali išsilaikyti neribotą laiką. Jos kariuomenė patyrė tokio masto nuostolių, kad Maskva visais būdais stengiasi juos nuslėpti. Tarptautinė izoliacija, nors ir netobula, yra reali. Ukraina ne tik išgyvena, jie atsinaujina. Mūšio lauke ji keičia šiuolaikinio kariavimo būdą. Tai daro taip išradingai ir drąsiai, kad tai stebina karo strategus visame pasaulyje. Savo miestuose, institucijose ir savo žmonėms. Ji rodo dar vieną, dar svarbesnį dalyką. Kaip kovojama už savo vertybės. Už idėją, kad laisva valstybė pati sprendžia dėl savo ateities. Kiekvieną dieną Ukraina laiko liniją atitraukia Rusiją nuo mūsų ir nuo likusios Europos sienų ir nusipelno visokeriopos mūsų paramos. Tačiau mes, demokratinių valstybių bendruomenė, susidurėme su problema. Šios istorijos pasakojimo problema. Rusija daug investavo į kognityvinį karą, užtvindydama mūsų informacinės erdvės abejonėmis, nuovargiu, klaidingais palyginimais. Jų žinia ne visada yra Rusija yra teisi. Kartais tai tiesiog niekas neaišku, visi yra korumpuoti, kodėl mums tai turėtų rūpėti. Turime geriau pasakoti šią istoriją ir pasakoti įtikinamai. Ukrainos atsparumas yra ypatingas. Europos parama, nors kartais ir lėta, duoda rezultatų. Sankcijos yra skausmingos, ginklai gelbėja, tačiau reikia daryti daugiau. Turime padėti Ukrainai išsilaikyti, kad Rusijos invazija žlugtų ne tik mūšio lauke,
bet ir visos Europos piliečių sąmonėje. Ši kova dėl protų yra susijusi ne tik su Ukraina. Su ja kovojama kiekvienoje mūsų demokratinėje valstybėje. Rusija nori ne tik laimėti Ukrainoje, ji nori laimėti mūsų parlamentuose, mūsų naujienų svetainėse, mūsų rinkimuose. Ji finansuoja politinės jėgas, kurios būdamos valdžioje iš vidaus ardo demokratinės institucijas. Reikia didinti atsparumą prieš tai, šviesti piliečius, apsaugoti rinkimų sąžiningumą, atskleisti užsienio kišimąsi, ginti demokratiją. Tai yra Europos saugumo būtinybė. Lietuva perprato Rusijos būdą jau prieš dešimtmečius, Moldova taip pat. Šis bendras, aiškus suvokimas yra būtent tai, ko šiandien Europai reikia dar daugiau. Sąjungos, kuri būtų vieninga, stipri ir sąžininga. Grėsmių, su kuriomis jis susiduria atžvilgiu.